Visos rekomendacijos, kurias čia pasakysiu, tai yra mano nuomonė. Norit darot, norit nedarot, naudojatės patarimais arba nesinaudojat. Tai rekomendacijos. Baidarę. Baidarę gerą pasiimt, kokybišką, kad nesulūžtų, nesugriūtų jums kelionės metu. Užtesalas. Irgi labai svarbus dalykas. Pirkit brangų, gerą, kad apsaugotų nuo lietaus, bangų ir visų kitų dalykų. Irklai. 2. Aš siūlyčiau 2. Irklą galima panaudoti visokiems paremimams, atremimams. Vietos daug neužima, į priekį įsikiša, stovi. Kempinę pasiimkit. Reikia valyti baidarę, labai svarbus dalykas. Trepsus tos pririšt baidariai. Tai va šitos irgi pasiemu, jeigu reikėtų kažkur vežtis, kad turėčiau prisirišt lemenę, savo nuožiūrą, imat, neimat, čia jūsų reikalas. Virvė labai gerai yra tempyti baidarę, kai reikia patempti, nutempti, pertempti ypač ilgus atstumus, tai tikrai naudingas daiktas. Kas susiję su miegojimu? Tai miegojimui palapinė kokybiška. Pas man yra Masar Elixir 2. Šiaip labai gera palapinė, man patinka. Sugebėjau sulaužyti per kvailumą, bet susiremontavo. Tentas. Būtinai tentą. Pasimkit geriau kokybišką, čia iš senukų pats paprasčiausias, atlaikė, bet nusipirksiu geresnį. Tentas 4×3, kažkas plius minus. Virvės, irgi prisimt daugiau virvių, reikia parišt, pririšt, užrišt. Kilimėliai 2, vieną tokį imu, labai praverčiantis dalykas. Ir antras kilimėlis, tai dedu pirmą šitą, tada šitą, jeigu tas prakiurtų, turiu šitą, ne? Svarbu. Miegmaišį irgi nepagailėkit, pinigų geriau geresnį, nes teko miegoti + 4 laipsniai, tai buvo tikrai nešilta, teko dar striukę papildomai mautis, kad tai mano yra Kaskė Dexter, jis yra komfortas apie 0, tai labai patenkinta iš to pirkiniu. Pagalvėlė irgi, pagalvėlė kokią ten nori, tokia imat. Bet apie miegojimą kaip ir tiek. Sausmaišiai. Šituoms dalykams tikrai nepagailėkit pinigų, nes jie gali daug išgelbėti. Tai aš rekomenduoju imti, kad būtų su šleikom šitom, nes susidėjai ant pečių ir nešiesi. Tai teko labai nemažai palaipę ten į kalnus visokius laiptais, kur buvo stovyklavietės aukštai, tai labai pagelbėjo va šitos šleikos, ne? Ir imat, sakau, kokybiškus gerus, nes paskui prabėgs ir turėsit reikalų. Higiena irgi higienos vaistai ten, savo nuožiūrą jau. Maisto ruoša. Aš tai turiu balionas, ant baliono susuka šitas. Indelis vandeniu įsikaisti, podelis, čia įsideda, šakutės, peilis, viskas. Tas viskas susideda čia, užsidaro, mažai užima vietos, man pilnai užtenka. O maistą irgi, sakau, sriubos, košės, konservai irgi pasimti visokių labai praverčia kelioniai. Ten druskos, pipirai, cukrai, jau imat, ką norit, kas patinka, tą ir imat. Dar rekomenduoju va šitų pasimti. Maisto davinių. Jeigu įmanoma kažkur tai gauti, tai labai gelbėja sunkiais momentais, kai šlapia yra, kai pavargęs esi, nėra ką valgyt greitai, nori greitai užsikaitai, pasidarai šilta, skanu, priduoda daug jėgų. Iš elektronikos tai pasiėmu saulės panelę, tikrai kartais tenka ją panaudoti, laidų, kištukų, jeigu kažkur pavyksta pasikrauti powerbanką. Irgi gerą powerbanką pasiimkit, turiu vieną, čia gal 20 000. Geras powerbankas ir kitas toksai, nieko gero iš tikrųjų, bet kartais jeigu nėra kur pasikrauti, tai va tokie dalykai praverčia. Papasakot apie daiktus, kurių net nepanaudojau kelionės metu, plaukiant gaują. Tai visiškai nepanaudojau hamaką. Šitą keptuvę buvo nepanaudota ir žvejybos reikmenis. Tai irgi prisidėjau, prisikrovėjau, galvojau žvejosiu, kukurūzų prisidėjau.
Nieko visiškai nepanaudojau, meškerė liko tokia supakuota. Ai, dar nepanaudojau. Yra iš AliExpress atsakytas vienas toks irgi. Dėžutė ten yra tokia, tai kažkada kelionė šią panaudosiu, bet irgi šito nepanaudojau. O iš radinių tai, va, plūdytė ir baidarė signalizacija. Vienas striukė, kitas striukė. Visko kelioniai būna. Striukė tai prašlap. Kokį, ką žinau, lijo apie porą valandą, ne? Barbatos. Taštos. Turbūt tokios rekomendacijos bus iš mano pusės. Tikiuosi, kad patiko. Tikiuosi, kad bus naudinga. Ir noriu palinkėti visiems nebijot keliauti, gerų kelionių. Pasiruoškit gerai ir kelionė tikrai suteiks daug džiaugsmo. Sėkmės!